Labas, šį kartą savo video pradedu iš vonios, gal ir esu kokį vieną pradėjus tai, bet man įprasta pradėti kažkur kitur ir dažnu atveju netgi lauke. Dabar apsirengiau šitus marškinukus, kur kažkada rodžiau, nes yra saulėta diena, bet iš tikrųjų tikriausiai, kad dar bus per šalta, nes šiandien tik tais iki 12 laipsnių bus, tai gal reikėtų kokį megztinį persirengti, bet jau taip tie visi megztukai atsibodo, kad atrodo net nebeturi ką rengtis, nes kai tokia šalta žiema buvo, tai iš tiesai su tais megztiniais reikėdavo būti, tai atrodo jau visi ant tiek atsibodę, kad jau norisi kažko planiau ir panašiai, bet kaip tas pavasaris neateina, taip neateina, nors kovo mėnesis buvo daug geresnis nei dabar prasidėjus balandžiui, bet nieko, į priekio prognozės rodo pagerėjimą, tai reikia tikėtis, tai sakau, tikriausiai reikės dar persirengti, nes su trumpom rankovėm, kad ir po striuke vis tiek gali būti vėsoko, nes eisiu į miestą keletą reikalų susitvarkyti. Kodėl aš esu vonioj ir kodėl aš pradedu šitą video filmuoti, nes aš vakar išsiploviau galvą ir šiaip aš galvą plaunu kas 3 dienas, bet dabar vakar išsiplovau ir aš šiandien jaučiu, kad jinai tokia, nemoku pasakyti ne tai, kad riebaluota, bet tokia, nežinau, tas plaukas toks sunkus, tai aš spėju, kad man netiko šitas šampūnas. Aš jį gavau iš Eurokos advento kalendoriaus ir kažkaip kitos merginos sakė, kad jisai labai fainas ir tam plaukui tinka, bet aš vakar jį pabandžiau ir aš manau, kad jisai man netinka, nes sakau, nėra tie plaukai, kad jie būtų tokie kaip ir riebaluoti, bet jie tokie sunkus ir tokie, nežinau, jauti, kad, nešviežiai gal ta galva ir būtų plauta, o šiaip aš, kai iš vakaro išsiplaunu, tai man 2 dienas labai gerai būna, o paskui jau tą 3, jau matosi pasiriebalavimai, bet tada jau ir plaunu. Tai žodžiu, bet tas šampūnas man netiko, kas labai gaila, nes šiaip man patinka tas naujas priemonės išbandyti ir ypatingai, jeigu kažkas tinka, tai būna labai gerai, tada jau gali didesnį kiekį nusipirkti, tai jau žinai, kad tiks, bet aš vis tiek pasiliksiu prie savo mylimiausio Elvital to raudono šampūno, nes jisai man ant tiek tinka, kad ir man jisai mažiau tą plauką riebaluoja. Aš jį naudoju jau daug metų, tai sakau, man jisai labai patinka ir kaip tik šiandien vienas toks mini reikaliukas jį nusipirkti, nes jau nebeturim namuose. Taip pat galvoju, gal reikėtų užsidėti kokią grandinėlę, nors kaip ir sakiau, tikriausiai persirengsiu, tai nežinau, kas čia tiks, bet galvoju užsidėti va tokią vyšnaitę grandinėlę. Šiaip šitos grandinėlės dar nebuvau nei kartą užsidėjus, man jinai tokia labai miela ir faina ir prie mano žieduko turėtų tikti. Tik nežinau, kiek tiks prie šito, bet sakau, realiai kokį 95%, kad aš persirengsiu, nes aš nenoriu sušalt, nes sakau, ir dabar tas oras toks ir apgaulingas. Šiandien pagaliau turim saulę, nes prieš tai gal apie savaitę nelabai jos turėjom, bet man atrodo, kad dar yra vėjukas nuo jo, čia šiaip netinka. Bet sakau, aš persirengsiu, nes man, nežinau, man tokie minimalistiniai labai patinka. Ir dar, kas man labai patinka, nežinau, šiaip kam įdomu tokie dalykai, kam ne, bet parodžiu. Man dar labai patinka, va tokie visokie kaip ir perliukai, tai jie šiaip labai greitai nusinešioja, aš juos užsisakau iš Sheino ar panašiai, tai tradiciškai į metus kartą prieš šiltus orus pasidarau užsakymą ir keletą tokių pakabukų nusiperku, nes ten jie būna iki kelių eurų kainuoja, bet jie labai greitai pajuoduoja, nes kas yra normalu, bet esu pirkus ir Lietuvoj, ten brangesnius, tai jie realiai taip pat pajuoduoja, ar keli eurai, ar ten 20 eurų, tai būna lygiai tas pats. Tai sakau, į metus kartą pasidarau, nusiperku kokius 3-4 pakabukus ir ten keletą auskariukų ir būnu savo rami. Ir taip pat dar užsisakiau šį kartą tokį auskariuką, nežinau kiek čia matosi, bet aš labai noriu būtent irgi šitoj vietoj įsiverti auskarą, bet nežinau, ar man tiks, tai užsisakiau, kad pabandymui tiesiog ar man patinka ir aš matau, kad man patinka, tai reikės labai pasvarstyti apie įsiverimą būtent į šitą vietą. Esu girdėjus, kad yra šiek tiek skausmingas gijimas, tai dėl to vis ir vengiu dabar, bet bus matyt. Arba tiesiog galima dar kelis auskarus tokius nusipirkti ir įsiverti, realiai net nepasakytum, kad jisai ten, kad, ta prasme, čia tos skylės pravertos nėra. Tai žodžiu,
baigiu kalbėti, dabar varysiu į lauką, pasimsiu, jaučiu kamerą, bet nežinau, ar aš ten kažką nufilmuosiu ar ne. Noriu biškai kitaip pradėti tos vlogus filmuoti iš to, nes aš jį visada iš anksto labai viską susigalvoju ir kada tą kamerą imu, tai būtent tada ir filmuoju. Bet noriu gal pabandyti ne taip galvoti ir tiesiog dažniau tą kamerą pasimti ir jeigu kažką pamatai ar kažkur nueini, tada ir parodyti. Tai gal šitą vlogą būtent taip ir pabandysiu. Faktais jūs tikriausiai skirtumo nematysit, bet bus taip man, nes kartais ten, kur nueiti ir panašiai, vis tiek aš šiaip visada galvoju iš anksto ir norisi gal to biški tokio laisvumo pojūčio, kad tiesiog rankinį turi kamerą ir jeigu kažką pamatai, gali pašnekėti, parodyti, nufilmuoti ir tada man pačiai būtų tą vlogą lengviau lipdyti. Kai iš ryto išėjau, tai buvo šiek tiek vėsa, dabar tai kažkaip antiek oras atšilo, kad atrodo kaip kita diena, bet visada būna taip po pietų, kad ženkliai pagerėja tas oras ir vėjukas atrodo jau ženkliai mažesnis, tai jau su šita striukė stora atrodo, kad per karštą, bet kai pagalvoju, jeigu eičiau su koža, tai būtų šiek tiek tikriausiai jau ir per šalta, nes kai vėjas užpučia, vis tiek jinai taip atrodo šaltį traukia. Dabar irgi pasižiūrėjau per internetą, kad humanai šiandien po 3 eurus, tai sakau, labai senai buvau humanoje, kai buvo ne po eurą, tai kadangi šiandien 3, tai sakau, gal dar kažką gero būtų įmanoma ten rasti. Užbėgsiu trumpam pasižiūrėti, įdomu ten rasiu kažką ar ne, bet dar vis viliuosi, kad gausiu baltus džinsus, kaip jau senai noriu, nes sakau, naujų nesinoriu pirkti, nes balti džinsai nelabai jau praktiška būtų, o kai buvau ten po eurą, tai jau nebebuvo tokių, kokio aš noriu, tai žodžiu, gal ir pavyks kokį laimikį rasti. Na, baltų džinsų negavau, bet gavau mėlynus džinsus, tokius plėšytus. Tai esu labai patenkinta, nes jaučiuosi taip, lyg ant manęs jie būtų nulieti, tai pirkinukas tikrai užskaitytas. O dėl baltų džinsų tai vienas matavausi, kaip matėt, bet jie man buvo didoki. Iš pradžių galvojau, gal ir gerai bus, diržą tiesiog įsiversiu, bet kažkaip jau diržas nepadės, ar tikrai jie yra didoki, tai palikau, nors šiaip labai patiko ir ta pati balta spalva, na bet nieko, ką jau padarysi, dideli tai dideli, gal kitą kartą kažkokius ir rasiu, o dabar tai ką aš einu iki Lidlo nusipirkti dešrelį tiesiog ir gal kokių salotų norėčiau pasižiūrėti, nes Lidle yra labai skanius cezario salotos, bet jų retai būna, tai esu keletą kartų užgaudžiusi radus, tai išsigandau kažko. Tai esu užgaudžius ir nusipirkus keletą kartų ir kažkaip šiandien nuo pat ryto apie jas svajoju, tai tikiuosi rasiu ir bus tokie lengvi pietus mano. Kai pradėjau filmuoti šitą vlogą, tai praėjo jau 2 dienos, tai vėl pasijungiau kažką pafilmuoti. Kaip ir minėjau, kad humanai radau džinsus, tai dabar noriu irgi juos parodyti. Taip pat prieš gal mėnesį laiko pirkau tokias kelnes, taip pat iš Humanos, irgi dar nerodžiau, tai sakau, prie to paties parodysiu. Tai čia tokios paprastos juodos kelnes, jos yra tikrai plačios ir labai plonos medžiagos. Jos nėra, kad labai jau būtų kaip naujos, bet kainavo tik tais 1 eurą, tai tikrai pasiimu, nesakau, sunešiosiu, nes kadangi tikrai labai patogios, vasara bus labai gerai, jeigu kažkur ilgesnė kelionė, tai tikrai aš jas sunešiosiu, nors sakau, nusidėvėjimo tokių ženklų yra nemažai, bet na,
kai už tokią kainą tikrai bus labai liuks. Ir dar parodysiu va tuos džinsus, apie kuriuos jau čia kelis kartus susiminiau. Tiesiog paprasti mėlyni džinsai, jie tokio tiesesnio kirpimo ir yra plėšyti, tai nežinau ką apie juos taip jau labai pasakyt. Man jie labai patiko, kainavo 3 eurai ir va šitie tai tikrai atrodo kaip nauji. Tiesiog vienas minusas, dėl kurių svarsčiau juos imti ar ne, kad yra labai daug sagų ir einant į tualetą užtruksi šiek tiek ilgiau. Tai šitas toks minusas buvo, bet sakau, kadangi jie kaip nauji, tai tikrai vertėjo pasimti už tokią kainą ir jau tos 6 sagos yra visai toks nekutis atrodo. Taip pat prieš maždaug 2-3 savaitės minėjau, kad nusipirkau apyrankę va šitą ir sakiau, kad pasidalinsiu, kai panešiuosi šiek tiek ilgesnį laiką, ar man jinai patinka. Tai būtent man šita apyrankė ant tiek prilipo, kad aš dabar galvoju, kodėl aš jos anksčiau nepirkau ir neturėjau, nes labai patogu ir kai žinutės ateina ar panašiai. Aš iš tų žmonių, kurie turi telefonai ypatingai retais atvejais su garsu ir aš dažnai negirdžiu, kai man kažkas skambina, tai šitas laikrodukas labai man didelis išsigelbėjimas ir sakau, nu ir žingsnis tikrai tiksliau skaičiuoja, nes lyginant su telefonu, tai laikrodis atrodo tiksliau, nu, arba man taip atrodo, nes laikrodis visada rodo didesnį nueitų žingsnių kiekį, bet aš manau, kad kadangi mano telefonas yra senas ir tikrai ne iš naujausių, tai manau, kad šita apyrankė laikrodis tikrai viską fiksuoja daug tiksliau, tai sakau, kai už tokią kainą nedidelę, tai man labai pasiteisino ir labai patinka. Tai žodžiu, dabar šiandienos planai yra tokie, kad norisi išeiti ilgą pasivaikščiojimą, nežinau, ar dar tiksliai varysim, bet jeigu eisim, tai pasimsiu ir jūs kartu. Na va ir pavyko išeiti į lauką, prasivaikščioti, tai sakau, tikslas yra nueiti tikrai nemažai, nes šiaip dabar esam po žiemos biškį atpratę daugiau vaikščioti. Faktas, apie 10 000 dieną dažniausiai padarom, bet buvom įpratę gerokai daugiau, tai čia prieš savaitę gal per kartą nuėjom 15 000 žingsnių ir mum jau jautėsi ant kojų toks nelabai fainas jausmas ir tas toks nuovargis didesnis buvo. Tai aš žinau, kad man tas jausmas nepatinka, nes žinau, kad galiu daug daugiau nueiti ir aš noriu tą fizinį aktyvumą kuo daugiau palaikyti, bet sakau, po žiemos tikrai yra tas faktorius, kad žymiai sunkiau ir prisiversti ir daugiau ten tų žingsnių padaryti. Tai dabar bandom apie 20 000 padaryti, nežinau kaip gausis, tikiuosi, kad gausis, nes, na žinot, kaip būna, kad prisižadi ir paskui kaip tik gaunasi viskas atvirkščiai ir nesigauna, kaip tu nori padaryti. Tai pasakau į kamerą garsiai, nes tada aš jaučiu tokią kaip ir atsakomybę ir prieš jūs, kad pasakiau ir kad aš noriu dar labiau ten tą savo užsibrėžtą tikslą padaryti ir įveikti. Tai tikiuosi, kad gausis, nes ir oras labai geras, dabar gal apie 12 laipsnių maždaug šilumos, bet ir yra toks nemažas vėjukas vietomis, bet tikrai nėra šalta ir tikrai tas oras yra pakankamai palankus ilgam prasiėjimui. Šiek tiek laiptukų reikia. Šiaip labai gerai kardio, ypač vakare prieš miegą, tai tikrai liuks, bet aš jaučiu, kad man biškį reikia prisilaikyti, nes tie laiptukai tokie maži ir man būna, kad man galva susvaigsta kartais taip, tai reikia saugai ir laikytis. Atėjom atsigert kavos, nes šiek tiek pavargom, tai sakom, reikia ir pasėdėti, tai nuėjom jau 11 000 žingsnių. 20 000, manau, tikrai drąsiai įveiksim, nes planuojame ir iki namų peškom eit. Tai
galimai gausis dar daugiau nei 20 000, tai esu labai patenkinta, bet, ant kojų šiek tiek jaučiasi, negaliu meluot, kad nesijaučia nei kiek, bet, taip jau turi būti. Šiais metais pirmą kartą sėdėjom lauke kaviniai, tai irgi labai smagu buvo, bet sėdėjom gal apie 40 minučių, tai šiek tiek sušalo, bet nieko, dabar lipam į kalną, tai iš karto bus šilčiau, kai užkopsi, tai tas irgi labai didelis pliusas, bet sakau, šiaip labai smagiai buvo jau pajausti tą, kad gali sėdėti lauke ir nėra taip jau labai šalta. Faktas, jau dabar biški nosį traukau ir nosis visa šalta ir toks jaučiasi iš vidaus biški kratuliukas, bet normalu, nes vis tiek dabar nukrito ir jaučiu kokie tik tais 8 laipsniai šilumos, tai nėra labai jau daug. Tai žodžiu, pailsėjom, atsigėriau labai skaniai kavos ir dabar varysim link namų. Kelias yra netrumpas, tai yra dar čia kas veikt, bet sakau, labai fainas tas jausmas, kai eini kvėpuoji grynu oru ir tą kardio tokį pasidarai, tai tikrai labai smagu ir aš dabar tokia tikriausiai labai jausis, kai kalbu, kad uždusus, nes sakau, lipam į kalną ir aš šiaip labai esu įpratus greitai eit, tai dar tas neprisideda ir kuo toliau kalbu, tuo labiau man tas dusulys ima viršų, tai žodžiu įdomu, kiek čia tiksliai tų kilometrų gausis, tai gal video galvoju užbaigsiu filmuoti namuose, nes tuoj sutems ir bus labai prastas apšvietimas, nežiūrėsiu, kaip čia gausis, dar reikia iki Lidlo užbėgti, nusipirkti vatos diskelį, nes namuose nebeturim. Grįžom namo, dabar jau yra po 9 valandos vakaro, tai kaip man tai iš tikrųjų jau ganėtinai vėlu yra, bet labai ypatingai tikrai geras oras buvo, labai patiko prasivaikščiot. Nežinau, kiek čia matosi, bet nuėjom beveik 20 000 žingsnių. Čia gavosi virš 14 kilometrų, bet sakau, kai prisėdom kavutės atsigerti, tai toks nuovargis perėjo, bet paskui einant atgal į namus, nors dar tikrai buvo nemažas atstumas likęs, kuo toliau tuo labiau atrodo, kad galvau, kad bus prasčiau ir kad aš labiau pavargsiu, nes sakau, po žiemos tikrai yra tas toks tingėjimas didesnis, nes vis tiek žiemą aš nevaikštau jau tiek daug, sakau, ten 10 000 nueini, bet vis tiek jaučiasi skirtumas, kai dvigubai daugiau tiek, bet nieko, gražiai orai, ilgėja dienos, tai vėl labai greitai priprasiu prie šito. O dabar aš jau jaučiu, kaip man liežuvis vis pinasi, nes jau tikriausiai yra vis dėlto tas nuovargis. Ties čia šitą video ir užbaigsiu. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paprenumeruoti mano kanalą, parašyti kokį komentarą ir uždėti like, jeigu patiko. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki greito.